Sausio 13 1991 metų. Akimirka laikas, žingsniai atodūsiai laikas, laikas nesulaikomai eina, laikas nesustoja. Nuo šiurpių sausio 13 įvykių praėjo jau 26 metai, kai Lietuva neteko savo laisvės gynėjų. Istorija jau ištarė savo žodį apie juos, ateinančios kartos iš metraščių, iš įrašų ir knygų į amžių tolumą ateis pažvelgti. Įprasminot save žygyje už Lietuvos laisvę, užstojot ją savo rankomis, širdimi ir krauju. Nes tą tragišką naktį buvot Vilniuje prie parlamento, televizijos bokšto, su jumis atėjo ir buvo tie, kurie išgirdę bažnyčių varpų skambesį, rinkosi miesto aikštėse ir prie bažnyčių. Visų akise buvo kraupus nerimas dėl tėvynės likimo. Nenorėjome prarasti to, ką taip sunkiai buvome atgavę. Neblėstantis skausmą mūsų tautai paliko išgyventas sekmadienis ir gedulo dienos. Sausio 13 naktį lig Baltramiejaus budelių siautėjimas, kai imperinės TSRS jėgos, nusimetusias nekenčiamą demokratijos kaukę, TSRS norėjo smogti mirtiną smūgį į laisvės kelią išėjusiai Lietuvai. Į kovą už laisvę stojo visa tauta, ginkluota tik savo meilę tėvyniai ir teisybę prieš tankais, bombomis, automatais ir raketomis ginkluota milijoninė aštunkoji KGB. Šie puolė ne geležinkelio mazgus ar aukštumas, bet patį galingiausią tautos ginklą, laisvą žodį, ir tauta nugalėjo. Šiandien nulenkiame galvas žuvusiems ir sužeistiems prie Vilniaus televizijos bokšto, parlamento prieigose, medininkuose. Šimtai tūkstančių žmonių, kurie atsiliepdami į kvietimą lemtingomis sausio dienomis ir naktimis buvo sutelkę savo dvasios jėgas, malda ir giesmė rėmė stovėjusius prieš tankus ir smurtą. Šias dienas ir šią vienybę turime prisiminti, kai liepsnoja kasdieninis erzelis, kai vidury dienos egoistinių politinių ambicijų valdomi puolam ieškoti priešų tarp savų. Tačiau šias dienas ir šią tautos vienybę turėtų prisiminti tie, kurie šiandien alina Lietuvą, kurie nebeteko paprasčiausio padorumo, savigarbos ir sąžinės. Šiandien, kaip ir prieš daugelį metų, esame pajėgūs įveikti atsikūrusią Lietuvą slegiančias negandas. Mieste ir kaime, nepaisant įsitikinimų, tautybės ir užimamų pareigų, visų mūsų svarbiausias rūpestis stiprinti valstybę, kurioje mums patiems būtų jaukiau gyventi. Tegul mus lydi sėkmė, santarvė ir susitaikymas su visais, kurie darbu prisideda prie valstybės dabarties ir ateities. Eilėraštis. Jums užberia kraupiosios smiltis prieš daugelį metų akis. Ne vien tik tais laikraščių skiltis, o žemė pati pasakys. Nereikia tylėti, jį jūsų vardu bus rūsti. Kalbėkit paminklai, kalbėkit giliai užkasti. Jau sūnus subrendo į vyrus, našlių smilkiniai baigia balt. Kad žemė, kad smėlis, kad žvyras jums leistų dabar atsikelt, bet stiebės gyvybė į viršų, lauku žemenėliais žaliais. Gal priešas jau daug ką pamiršo, tačiau mus kančia neatleis.